Sveiki, kuris laikas nedariau jokio video apie uždarbį, apie investavimą, taigi norėčiau sugrįžti kriptovaliutų tema. Bitcoinas grįžo į savo aukštumą 70 tūkstančių, net buvo viršęs rekordus, tai tiesiog tokia įdomesnė tema šiandien bus šiame video apie kripto gamingą. Kaip žinote, 2-3 metai buvo labai populiaru ir daug kas svarstė, kad tai bus tikrai pelningas reikalas žaisti žaidimus ir galėsite iš to uždirbti kažkiek tai, bet šiuo metu kripto gamingas šiek tiek numiręs. Tiesiog norėsiu padaryti video, apžvelgti naują žaidimą, kurį pradėjau žaisti neseniai, Gods Unchained. Jeigu esate žaidę ar žaidžiate šiuo metu, ar žaidėte prieš kurį laiką, tai prašykite komentaruose, kaip jums sekėsi, kaip jums dabar sekasi, ar iš vis verta žaisti šį žaidimą, ar galima uždirbti iš šitą žaidimą. Taigi, CoinMarketCap'ui galime rasti tokią sritį gaming sritis, ir čia galima apžvelgti, pamatyti visus exchangerius, blockchainus, žaidimus, kurie susiję su coinais. Taigi, pirmoje vietoje dabar matome Immutable MX, taigi Gods Unchained taip pat naudoja, aš jau šiek tiek domėjausi, kaip jeigu norėčiau kažkiek tai parduoti to uždirbto Gods coino kiekį, taigi turėčiau naudoti šitą exchangerį, blockchainą, išsigryninti reikėtų į Ethereum ir tada Ethereumą persiųsti turbūt į Binance arba kažkokį kitą kriptovaliutų keityklą. Taigi matome galą 60 vietoj, tai Immutable MX 30 vietoj šiuo metu pagal kripto kapitalizaciją. Tai grįžime į pradinį puslapį. Čia matome Bitcoinas, Ethereum, pirmoji, antroji, BNB, aišku, Solana. Tai tikrai, manau, gan geras rezultatas 30 vietoje pasaulyje. Exchangeris, kuris turbūt, kiek žinau, daugiausia yra susijęs su gamingu. Taigi turime galą, Gala Tanks ir kiti žaidimai, tikrai Ton Stars. Žinau, kad daugelis kripto gerbėjų yra žaidę taipogi, kripto žaidimų gerbėjų. Taip matome Axie Infinity, kuris buvo gan populiarus 2-3 metai atgal. Jeigu galime net nueiti, kiek atsimenu, tai buvo top 10 ar top 20 net. Tarp visų kriptovaliutų, tai įspūdingas rezultatas, taip. Gerai, jeigu apžvelgsime visą laikotarpį, Axie Infinity, pradžiai kaina buvo keli doleriai ir 2021 kaina šovė netgi iki 157 ir virš dolerių už vienetą. Tai įspūdingas rezultatas, ta prasme, per pusę metų kriptovaliutos kaina pakilo net ne 10 kartų, o net nežinau, vos ne 50 kartų pakilo kriptovaliutos kaina. Paskui, aišku, prasidėjo kritimas ir dabar kol kas nelabai rodo gerų rezultatų, todėl krito į 72 vietą pagal kapitalizaciją. Sandboxas, taipogi neseniai šie žaidimas 2 metai, tikrai buvo daug svarstančių, kad tai bus vienas iš populiariausių kripto žaidimų Minecrafto tipo, bet neparodė labai įspūdingų rezultatų kol kas. Ką mes dar čia turime? Top 100. Taipogi turime Illuvium 159 vieta, šiaip galvojau, kad bus aukščiau. Tai yra AutoChess žaidimas, taipogi turi žemėlapį, kuriame galime 3D žemėlapis, kuriame galime rinkti resursus, kovoti. Bandžiau AutoChess versiją, bet kažkaip tai
pasirodė per sudėtinga ir nelabai sudomino. Kaip ką aš esu dar bandęs Axie Infinity šiek tiek irgi, kaip panašus Axie Infinity žaidimas kaip Gods Unchained, kurį aš pradėjau žaisti, irgi kortų žaidimas, bet Gods Unchained tai yra tokio daugiau tipo kaip, nežinau, ar esate žaidę iš Epic Games, yra keletas kortų žaidimų. Marvel Star, man atrodo, vadinasi, kitas yra, nebeatsimenu dabar pavadinimo, bet taip, kur tiesiog ir vyksta turnyrai kortų žaidimų, tai labai panašus Gods Unchained. Taip pas Axie Infinity tai biškai šiek tiek buvo kortų žaidimas, bet toks ir kaip su characteriais šiek tiek reikėdavo kovoti. Toks daugiau, net nežinau kokios stilius, bet tarp kortų ir, nežinau, auto chess gal kažkas tai. Teko dar žaisti Fetan Arena ir, nežinau, dar kelias žaidimas, man atrodo, Alex Wonderland, Alisa Wonderland, dar keletą žaidimų teko žaisti, bet kažkaip neteko uždirbti iš tų žaidimų ir tiesiog dėl pramogos daugiau žaisdavau ir dažniausiai kripto žaidimai būdavo, kad reikėdavo kažką tai nusipirkti NFT arba investuoti, kad pradėti uždirbti. Minds of Larnia, taipogi gan įdomus žaidimas, nežinau, bet kol kas jam nelabai pavyksta pakilti, 407 vieta, tai tiesiog galiu šiek tiek parodyti.
light shine upon us both.